pradėjo vardinti vertybės ar ne, kas sudaro koalicijas, tai iš tiesų labai svarbi tema ir kolega Andrius Kubilius paminėjo, kad socialdemokratai neturi vertybių ir nesvarbu, su kuo jie gali sudaryti koaliciją. Tai man iš tiesų įdomu būtų jūsų paklausti, kokios jūsų vertybės būtų, nes jūs pagal pavadinimą esate Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ar ne? Krikščionys. Tai pavadinimas ir pavadinimo turinys yra labai svarbu. Jei aš sakau, kad čia yra puodukas ir sakysiu, kad čia yra mikrofonas, aš paprasčiausiai klysiu. Tai kai jūs, pavyzdžiui, sudarote su visiškais liberalais koaliciją, tarkim, su Laisvės partija, kaip taip įmanoma? Likime Europos parlamento rėmuose, okei? Ne, bet tai visi mes pradėjom kalbėti apie koaliciją ir taip toliau. Taip, bet nes Petro Auštrevičiaus mintis buvo ta, kad Lietuvos partijos einančios Europos parlamentą tarsi du žaidimus žaidžia, ar ne? Tai galbūt Kęstuti turit minčių apie konservatorius, kad jie elgiasi nekonservatoriškai Europos parlamente? Ne, palaukit, tai politika prasideda ir persipinė ir kaip yra Europos parlamente, aišku, kad ten tie visi sprendimai yra liberalūs ir pereina tuo pačiu ir į valstybės vidaus politiką. Tai tie klausimai yra pilnai susiję.